Lietuva tampa ilgaamžiškumo visuomenė. Jau šiandien beveik trečdalis Lietuvos gyventojų yra 60 metų ir vyresni. Tai nėra problema, kurią reikia spręsti. Tai nauja realybė, kurioje kiekvienas nusipelno gyventi aktyviai ir oriai. Mūsų atliktas auditas atskleidė plyšį tarp šios realybės ir valstybės veiksmų. Aktyvaus senėjimo politika vykdoma Lietuvoje nenuosekliai. Vyresniems talentams užveriamos darbo rinkos duris. Jie per mažai skatinami likti darbo rinkoje ir dalintis patirtimi. Mokymosi galimybės šiuo metu yra ribotos, socialinės ir skaitmeninės paslaugos nepakankamai užtikrina jų savarankiškumą, o kultūrinis ir visuomeninis įsitraukimas per silpnas. Skaudžiausia išvada – tylusis vienišumas, kuris daro didelę įtaką žmonių sveikatai ir gerovei. Daugiau nei trečdalis senjorų jaučiasi vieniši, bet net 87% jų nesikreipia pagalbos. 40% į pensiją išėjusių žmonių per pastaruosius metus nedalyvavo jokiose veiklose, o trečiojo amžiaus universitetuose mokosi tik nedidelė dalis senjorų. Senstanti visuomenė keičia ir valstybės finansus. Ateityje didės ir valstybės išlaidos pensijoms bei sveikatos priežiūrai. Prognozuojama, kad iki 2050 metų su senėjimu susijusios išlaidos gali siekti beveik 22% BVP. Todėl aktyvus ilgaamžiškumas tai ne tik socialinės politikos, bet ir nacionalinis ekonominis būtinumas. Todėl rekomenduojama keletas svarbių pokyčių. Pirmiausia, sudaryti lankstesnės darbo sąlygas ir panaikinti kai kuriuose įstatymuose amžiaus apribojimus dirbti pensinio amžiaus žmonėms, pavyzdžiui, valstybės tarnybos įstatyme. Antra, didinti paslaugų prieinamumą. Siūlome neapsiriboti tik rekomendacijomis, o nustatyti savivaldybėms privalomus minimalius normatyvus prevenciniams paslaugoms ir bendrosioms socialinėms paslaugoms, kurios padeda asmeniui kuo ilgiau gyventi savo namuose ir išlikti savarankiškam. O taip pat nustatyti savivaldybėms minimalų privalomo bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą vyresnio amžiaus asmenims. Trečia. Užtikrinti neskaitmenines alternatyvas. Rekomendavome inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų įtvirtintas privalomas minimalus skaitmeniniais kanalais teikiamų paslaugų prieinamumo standartas, įpareigojantis viešųjų paslaugų teikėjus turėti bent vieną neskaitmeninę paslaugos teikimo alternatyvą – telefonu arba fiziškai. O savivaldybėse su dideliu demografiniu senėjimu fizinio aptarnavimo vietų tankį arba mobiliųjų konsultantų paslaugas. Ketvirta. Pertvarkyti socialinio recepto iniciatyvos modelį ir išplėsti jo įgyvendinimą nacionaliniu mastu. Tokiu būdu sudaryti daugiau galimybių dalyvauti kultūrinėje veikloje, spręsti vienišumo problemą. Ir penkta. Siūlome panaikyti amžiaus cenzą, norintiems gauti valstybės finansavimo mokymams per Kursuok platformą. Rekomendacijas pateikėme 4 ministerijoms. Tačiau turime pasakyti atvirai, ne visos ministerijos demonstruoja atsakingumą, politinę valią ir yra pasirengusios imtis pokyčių. Kai kurios nurodo, kad trūksta finansavimų ir naujų priemonių neplanuoja, o kai kurios jų siūlomos priemonės mūsų vertinimu yra tik kosmetinės ir neužtikrins laukiamų pokyčių. Pasyvumas ir ambicijos trūkumas yra neatsakingas ir pavojingas. Nieko nedarimas šiandien rytoj sukurs keleriopai brangesnės pasekmes. Augančias gydymo sąskaitas, socialinę globą ir prarastą ekonominį potencialą. Kuo anksčiau pradėsime kurti nuoseklę, aktyvaus ir traukaus senėjimo politiką, tuo daugiau žmonių galės ilgiau išlikti savarankiški, aktyvūs ir reikalingi visuomenei.